Sveiki, Realu TV žiūrovai! Šiandien aš jūs kviečiu į Stepono sodą. Ir šiame projekte jūs, mielieji, galite suderinti meilę senamiesčiui su moderniu ir patogiu gyvenimu. Kviečiu pasižiūrėti, nes labai gali būti, kad rasite čia savo naujus namus. Turim ypatingą ir vietą, iš vienos pusės turim ranka pasiekiamą senamiestį, iš kitos pusės turim besikuriantį Švento Stepono skverą. Projektavome taip, kad kiekvienas butas arba didžioji jų dauguma turėtų atskirus įėjimus iš lauko. Pasiekėm tarsi tokių individualių namų gyvenvietę. Vaikščiojom pas įvairius ekspertus, skaitėm istorinės apybraižas, patys tyrinėjom, ieškojomės, knisomės archyvuose ir dėliojom visą medžiagą, ką mes čia turim. Aš, man atrodo, esu tiesiog netekusi amo, nes tai yra vienas iš gražiausių turbūt vaizdų, kokius esu mačiusi. Kadangi pati esu pirmą kartą šiame projekte, pirmiausia, žinoma, noriu pakalbinti šio projekto vystytoją BuildMe vadovą Martyną Samauską. Sveiki, Martynai. Sveiki. Tai papasakokite pirmiausia, kaip apskritai kilo vizija šio projekto, kokia buvo idėja, ką akcentuojate pirmiausia. Turbūt reikėtų prieš pradedant pasakoti apie patį projektą, ar ne? Tas projektas labai susitapatinęs yra su mumis kaip BuildMe vystytojais. Tai mes save BuildMe pozicionuojam kaip kūrybininkais, kaip tokiais butik vystytojais. Taip ir šitas projektas man asocijuojasi su butik projektu, tokios išskirtinės architektūros, nedidelės bendruomenės, ypatingos projektų. Tai va, o pats projektas dar gimė ant popierių, pradėjo gimti 2019 metais. Dar suskaičiavau arti 30-40 skirtingų variantų, kaip čia galėjo būti išdėstyta visas šitas projektas. Tai va. Išieškotas, išgalvotas, išjaustas iki smulkmenų. Taip. Nu, šita visa vieta ir padiktavo visą šitą projektą, kaip jis turėtų būti, kokie turi būti masteliai, užstatymo intensyvumas ir taip toliau. Dabar eisim į mansardinį butą, kurio lubos aukščio yra 6 metrų. Wow. Ir kuris turi tikrai nerealų vaizdą tiesiai į bažnyčią ir į Švento Stepono skverą. Čia yra pats brangiausias butas? Ne, gal nėra pats brangiausias, bet jis kaip pojūčio prasme, man mansardinis, man daugiausia emocijų turbūt keliantis, nes yra kiti D korpuse butai, kurie yra kaip kotedžo tipo, per daug aukštus, dideli, faini su nuosava terasa. Ar dar yra iš ko rinktis, ar šitas butas yra laisvas? Pirmame etape mes turim 49 vienetus butų. Antrame etape, kurį mes dabar statome, turėsim dar 50 vienetų butų ir jie taip pat bus skirtingi. Pirmam aukšte mes turėsime loftinius butus, kurie turės savo atskiras terasas, kas, manau, Vilniaus mieste yra labai unikalu, ne tik, kad tu turi terasą, Taip. bet kad tu gyveni ir naujos statybos lofte. Tai vienas dalykas, kokius irgi buvo mūsų užduotis, tai yra padaryti kaip įmanoma mažiau nenaudingų bendrų erdvių, tai yra koridorių. Tai šitai laiptiniai priklauso, matėte, tik tai 3 butai, tai būna dažniausiai arba 3 arba 2 butai mansardiniai. O sakėt, kad turit smagų labai šūkį, ne šitam projektui? Taip, turim labai smagų tokį rinkiminį, kiekvienam butui po terasą. Tai iš tikrųjų turėjom labai daug įvairių užduočių šitam projektui, ar ne? Tai turim ir geoterminį šildymą, kuris, manau, daugiabučiuose nėra toks dažnas svečias. Nes iš tikrųjų centrinėje miestų dalyje rasti tokio tipo butą dar su terasa, šalia skveras, bažnyčios kaiminystė ir taip toliau, tikrai iš ties yra unikalu. Apie tai, kaip pavyko suderinti senamiesčio estetiką su nauja statyba, pasikalbėsiu su Du architektu Kasparu Žiliuku. Labas, Kasparai. Labas, Simona. Ar sudėtinga buvo užduotis? Užduotis buvo nelengva. Šitoje vietoje turim labai daug supančios istorijos. Tai architektūriškai šitas uždavinys atsiskleidžia per kelis aspektus. Tai pirmiausia, per erdves. Turim nuostabus grožio bažnyčią, nuo kurios mes atsitraukiam ir suformuojam tokią išeksponuotą erdvę. Tai ta prasme, šitą bažnyčią daugelis butų, gal netgi ir 100% butų galės apžvelgti arba per savo langus, arba per atspindžius languose. Tuomet turim nužymėjimus danguose, kurie vėlgi žymi šito buvusio vienuolyno išplanavimą. Ir turim apželdinimą, kadangi Marijavitės buvo vienuolės, jos čia turėjo savo sodus. Tai tas Švento Stepono sodų projektas taip ir gimė pavadinimas pats. Tai šitie vidiniai kiemai, kuriuos mes matom per nuostabius bromus, tai yra būtent interpretacija šitų sodų. Na ir žinoma, turim istorinės vertybės, kurias irgi šitame objekte mes palikome.
Tai yra buvęs kanceliarijos pastatas, kuris bus išsaugomas ir atgims visiškai naujai, kaip administracinis nedidelis butik tipo ofisas. Buvo stengiamasi padaryti jį tokį, kad jis kaip įmanoma labiau įsilietų į tą aplinką. Papasakok, Kasparai, kaip jums pavyko pasitelkus modernius sprendimus užtikrinti kokybę? Visi butai turės galimybę įsirengti rekuperacinę sistemą ir, žinoma, kondicionierius. Tai kondicionierių visi blokai kartu ir požeminis parkingas yra suslėpti po žeme. Tai mums atveria šiaip unikalias galimybės išnaudoti visą sklypą ir pritaikyti jį žmonėm. Tai tiek viešiem praėjimam, viešom erdvėjom, tiek aplinkui mus esantiem gyventojų kiemeliam. Projektavome taip, kad kiekvienas butas arba didžioji jų dauguma turėtų atskirus įėjimus iš lauko. Tokiu būdu pasiekėm tarsi tokių individualių namų gyvenvietę. Ir šiaip apibendrinant, tai manau, kad šitas objektas turėtų būti labai įdomus tiem, kurie ieško tavo minėtos naujos kokybės ir tuo pačiu nori turėti visą senamiesčio istoriją ir senamiesčio aurą bei erdves aplinkui save. Noriu pakalbinti Igną Uogintą apie tai, kaip apskritai gimė projekto vizija. Labas, Ignai. Labas, Simona. Aš tiesiog matau iš akių, kaip svarbu tai yra, ką jūs čia sukūrėt. Jau tiesiog per šitokį ilgą laiką tai tampa asmeniška, ar ne, turbūt pats projektas? Taip. Iš tikrųjų, projektas tęsiasi jau labai ilgai. Tai dabar matyti rezultatą yra, tokia, iš tikrųjų, palaima sielai. Bet buvo daug labai pasiruošimo tokio dar iki projektavimo, ar ne? Reikėjo išstudijuoti daug istorinių dalykų. Vaikščiojom pas įvairius ekspertus, skaitėm istorinės apibrėžas, patys tyrinėjom, ieškojomės, knisomės archyvuose ir dėliojom visą medžiagą, ką mes čia turim. Kas čia buvo istoriškai, nes čia labai svarbi yra istorija, Mariavitas, aišku, bažnyčia. Plius mes esam tokioj tarpinėje erdvėje tarp senamiesčio ir naujamiesčio ir stoties teritorijos, tai tas didesnis urbanistinis kontekstas, ką mes čia turim. Tai reikėjo atrasti teisingus urbanistinius principus, tą mastelį suskaidyti. Kažkaip vizualizuoji tą informaciją, kurią turi, tiesiog fiziškai ant kalkės, kažkokia ten pamatai senoviniai, net nežinau, ar kažkoks tai sluoksnis, vizualiniai kažkokie tai ryšiai ir dedi ir gaudamas tas daug sluoksnių, bandai surasti tą architektūrą. Tai žmogus čia įsigijęs būstą, jisai tam tikrą prasme, ar ne, perka ir gyvenimo būdą tokį ir kažkokį tai, tarsi meno kūrinį galima sakyti, ar ne, nes šitiek įdėta pastangų ir kūrybos, kaip sakai. Kaip darėme tos 30 ir dar daugiau variantų, man buvo labai svarbu išsigryninti. Išsigryninom, man atrodo, 3 tokias pagrindinės vertybės. Viena tai vaikščiodami tiek po senamiestį, žiūrėdami vidinės kiemų struktūros, labai norėjom turėti tą jaukų vidinį senamiestietišką kiemelį, bet šiuolaikiškai. Ta architektūra neturėjo būti tokia dominuojanti, šaukianti. Jinai turėjo prisitaikyti, jinai turėjo aišku, kad būti savalaikė, rodyti, kad tai yra šiandieną suprojektuota, bet tuo pačiu savo archetipiniam formom, kažkokiais masteliais rodyti, kad vis dėlto čia tas pagrindinis veikėjas, tas superžvaigždė yra bažnyčia. Ignai, noriu, kad papasakotum daugiau apie tai, kaip atsirado šita siena. Taip, kadangi čia istorija labai komplikuota, mes darėme skirtingos, kaip minėjau, tas kalkių sluoksnius, tai laikotarpių buvo įvairių. Šita bažnyčia yra labai sena, jinai žymėjo vieną iš tokių traktų link Vilniaus miesto centro. Ir jinai nėra prie pat gatvės, jinai yra šiek tiek toliau atitraukta. Ta urbanistinė struktūra dar tokia iš tikrųjų gana archajiška. Tai pirma buvo bažnyčia ir po to atsirado šalia jos Mariavičių vienuolynas. Ir kaip jis atsirado, Mariavitės, kadangi tai buvo uždara bendruomenė, tiesiog užsitvėrė. Užsitvėrė bažnyčios pagrindinį įėjimą ir vaikštavo tiesiai iš vienuolyno į bažnyčią per savo šitas vartus. O žmonėm, miestiečiam liko šoninis įėjimas, buvo prakirsta anga šalia navos iš šono įėjimas. Tai čia istorija labai turtinga, įvairi ir yra daug elementų, kurie tą mena. Bet man atrodo, kas yra svarbiau negu šita erdvė, tai urbanistinis kontekstas, kad mes iš tikrųjų čia esame miesto centre, mes aplinkui jau turim visą infrastruktūrą, šalia yra traukinių, autobusų stotis. Taip pat naujamiesty iš šitas pusės žiūrint, mes matom irgi daug jau teritorijų, kurios jau yra pradedamos vystyti. Tai šita teritorija didesnė mastelėje irgi taps tokia labai centrinė, bet ne labai intensyvia. Kaip tik turėsiu tokį jaukų 2 aukšto gyvenimą labai komfortabilioje aplinkoje.
Tiesiog nuostabi vieta romantikams. Jeigu ir jūs likote sužavėti šiuo projektu, kviečiu užsukti į jo internetinę svetainę arba susisiekti su pardavimų atstovais, kurių kontaktus matote apačioje. Na, o taip pat primenu, kad jeigu jums patiko ši laida, nepamirškite pasidalinti ir spausti patinka. O aš su jumis atsisveikinu, iki kitų kartų.